Labadiena, gerbimieji žiūrovai, vėl su jumis sveikinuosi iš Širvintų stadiono. Kodėl vėl? Už tai, kad šiandien čia antrosios moterų A lygos rungtynės apie komandų sudėtis. Pradėsime nuo viešnių, Gintros. Gal net sakyčiau, Gintra vis dažniau bando kažką sukurti varžovų baudos aikštelėje. Čia Blaževičiūtė, smūgis ir meta Šeškutė. Pati Gintra ataką ir tęsi Šupelytė. Blaževičiūtė, smūgis ir vėl pavojingas. Per stiprus atrodė perdamas, bet Tereza Romanovska greičio nestokoja. O Justina Blaževičiūtė dabar pagal reakciją trenerių galima spręsti. Blaževičiūtė turi erdvės, smūgis, galbūt nepavyko pats stipriausias smūgis Justinai. Justina Blaževičiūtė, na aišku, ir Erika Šupelytė. Čia geras perdavimas, nedaug pritrūko. Nedaug pritrūko Elizabeth Kalės. O čia jau panaši situacija prie kitų vartų. Lazdauskaitė kairė koja šalia Mikutaitė. Čia geras perdavimas, Ugnė Lazdauskaitė 1-1 ir gelbsti vartus vartininkė. O po to jau ir gynėjo suskumba į pagalbą. Šupelytė, Spanazato. Smūgis, skersinis ir 1-0. 1-0 Meida Prosevičiūtė. Jie atsiduria komandos draugų glėbyje. Na ir perdavimas link Kivanciūtės, bet kamuolį gaudo Gintros vartininkė. Bent jau pirmąją laimi. Tiesa, kamuolio išmušti į priekį tiksliai nepavyksta. Ir Spanazato atlieka dar vieną smūgį į vartus. Smūgis ir gelbsti. Pergalę 1-0. Vienintelį įvartį šios dienos rungtynėse įmušė po keitimo pasirodžiusi Meida Prosevičiūtė. Sveikinimai Gintrai.